Sveiki, Hebra, su jumis čia Šeirikas ir čia yra visas mano vlogas, kaip aš keliavau į Tunisą ir visas mano kelionės, visas mano filmavimai visokie, visi mano nuotykiai tenais. Tai tikiuosi jums patiks ir enjoy. Tai Hebra Kardiglo bairis ką tik praėjom pro tą skenerį, ten tas kur pažymėjimas Karadzeiką nuo 18. Aš dar 17 esu, tai turėjau laukti kažkur ten praėjimą. Tas? Matau. Aha. Matau. Ja. Sveiki, Hebra. Aš taip kalbėsiu, nes man dabar sėsim dieną, tai dabar yra 7:14 ar 15. Tunise. Ką tik prabudau, įsijungiau kamerą, tiesiog įdėsiu video, tai... Ir lova tokia patogia, tai... Aš pavargęs, aš nuo 8 pusryčiai bus, pas jas tai jau 9, jas 3 atsikėlė, turbūt jau esu daug. Čia jau antrą dieną pasilaudamų, bet gal išgyventi savaitę, nežinau dar, bet gal išgyventi. Gerai, varau, na biškį pasnausiu, ir tada sugrįšiu, viską parodysiu. Davai. Sveiki, Hebra. Tai dabar yra 8:14, tai ką tik prabudau. Sesės žadintuvas buvo, tai jau ką tik prabudau, čia jau 3 diena Tunise, tai... Nu, kol kas gerai, bet parsivešiu dovanų, tai vėliau vis pasakosiu, tenais toliau papasakosiu, kaip sugebėjau pirštam, tai čia vakatas buvo, tai
Tai gerai, varau. Iki chebra. Sveiki, chebra. Tai dabar yra 7 ryto ir dabar ką tik atsigėriau vasinės pasiminęs sniegą. Tai šiandien nežinau, ką veiksiu, tai tikėkimės gerai praeis diena. Šiandien yra penktadienis, tai pasižiūrėsim. Sutiksim, kai eisiu bėgot tiktais, tai ir bandysiu kai ką papasakot, kas buvo diena, kas ne. Gerai. Nu tai jau atėjo vakaras, tai sėsiu vardas lovai. Tai aš šiandien tokia mėgdiena, šiandien prie baseino mažai buvau, saulei nesideginau, nes taip pečiai nudegė, tai jau viskas rytoj šeštadienis už 10 minučių, nes ir 23:50 Tuniso laiku, tai bandysiu ryte pafilmuot, kai atsikelsiu, nežinau, gal filmuosiu, gal nefilmuosiu, neįsivaizduoju, tai viskas, kelias dienas liko ir grįšiu namo. Ir vėl galėsiu pradėti streamint. Tai ačiū ir davai. Nu, hebryte, šeštadienis. Jei, tik dar 4 dienas viskas, namučiai, pabiručiai, pagaliau galėsiu nuo 23, tik nuo 23, nuo 2 tai galėsiu tą viską ten editinti, visokias tuos kitus babaušius ten galėsiu, tai Nu tai tikiuosi patinka jums šitas kol kas video. Nu, dabar nesikėliau biškį, tai eisiu dabar, atsikelsiu, eisiu gal kažką paveikti, gal nežinau, reikia pavalgyti, gal nežinau. Na gerai, darau, sutiksim vakare, vis papasakosiu vakare. Tai sveiki, dabar jau po 12, biškį baigiau su Kaprauskiu kalbėt, kanalas yra kažkur čia, su Kaprausku baigiau ką tik kalbėt, tai eisim miegot. Dabar po 12 yra. Viskas jau nebetoli namai, namučiai, pasivilku kompą, pagaliau streamint galėsiu po 2-3 dieną galėsiu kažkur streamint pradėti. Tai gerai. Pradėsiu filmuoti ir rytoj ryte, kaip sakant, šiandien ryte, nes jau po 12. Tai, susitiksim ryte. Все, hebra. Antradienis dabar yra 8 PM Tuniso laiku, pas jis būtų 11, viskas. Einam dėtis daiktus. Žiūrim, ar galėsiu grįžti namo. Nustarėčiau galėti, nes nieko neturiu daug. Grinai nieko neturiu daug. Nu gerai, einam dėtis daiktus.
Viskas. Iki kambarį. Einam. Iš balų. Tam virš viešbučių kažkokią spalvą jų. Back home, boys. Let's go. Nu ir hebra, čia yra Erikas iš ateities, dabar yra Liepos 20 diena ir, praėjo kelios dienos nuo kelionės. Vis dabar reeditinu, kaip matot šitą dabar, dabar su Kobra žaidžiu ir noriu padėkot savo geriausiu draugui, vardą nenoriu, kad minėčiau, bet šitą jis palaikė kompaniją man, diemus rašė, visaip ten kitaip, tai ačiū, negaliu sakyti vardą, tai ačiū, kad esi geriausias draugas ir be tavęs turbūt ten nebūčiau, confident visokios dalykos. Nu tai, pažiūrėkit last klipą. Sveiki, hebra. Dabar, kaip matot, ir 1 valandą, nežinau, 1 valandą, nemeluoju. Ką tik prabudau, pasiėmiau, ėjau į apačią pasiimti to, norėjau pasičiauti ir prisiminiau, kad nieko neturim tenais. Tai ačiū už visą tą kelionę, kad žiūrėjot mano visą kelionę. Tai tai fainiai, bet buvo tokių momentų kaip ir ne fain, kaip ir. Bet ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Erikas ir iki greitai.